Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Labas vakaras, klaipėdiečiai. Labas vakaras, miesto svečiai. Nuo šiol Klaipėda turės dar vieną naują simbolį – Švyturio areną. 3 milijonų rinktinė yra ne tai, kuo mes norime būti. 3 milijonų rinktinė yra tai, kas mes jau esame. Mes jais esame iš karto gimę ir liekame tokie visą laiką. Tačiau tą reikia įrodyti ir parodyti visam pasauliui. Na, ko gero, gyvenime esu tikrai daug kartų stovėjęs scenoje ir matęs labai daug žmonių. Tačiau tokio jausmo širdyje, kurį jaučiu šiandien, drąsiai sakau, ne kiek negudraudamas, negražbiliaudamas. Nejaučiau niekada ir niekur. Pirmas įvykis pasaulyje, kad tokį galima sugalvoti kamulio varymą. Matomai, žmonės myli krepšinio žaidimą ir dar prie to prisideda mūsų krepšininkų puikus atsiekimai. Tęskit toliau. Aš manau, jie šitą mato ir jaučia. Todėl, kad suvienija tautą, aš manau. Todėl, kad į tą kamolį, sakysim, yra simbolinis toks daiktas, kur daug žmonių dasilies ir gal jis atneš mums tą, kaip sakyt, mūsų įsvajotą šitą norą. Aš linkiu, kaip sakyt, kantrybės, kadangi kiekvieną dieną artėja tas, ko laukiam ir po to, kaip sakyt, norų išsipildymo. Jeigu pilnas gyvybės esi, ateik į šventę plasant vėliavų ir būgnų paklausyk. Visą tai pamiršt neįmanoma. Nebetylis ir galiai, nebemiega ant žemės kamuoliai. Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turime. Visi serga tokia, tarp kabučių, viena liga. Varom už Lietuvą. Dėkui už gražią idėją ir sėkmės. Reikia visiems varyt už Lietuvą! Mes visi už Lietuvą! Žiūrėkite mus rytoj. Iki varom už Lietuvą! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.